diena, bet jau labas vakaras visiems. Kuomet Jonas paprašė arba tiesiog pasiūlė pašnekėti apie geologijos plėtrą, perspektyvas, tai sakau gerai, viskas tvarkoj, čia visą gyvenimą dirbam toj srity, galiu pašnekėti, bet kai pradėjau galvoti, o ką čia šnekėti apie tą geologijos plėtrą, tai tada iškilo tokie dalykai ir iš karto toks mintis tokia, kad vis tik kas tai yra plėtra, tai iš esmės turi būti noras, visuomenės noras kažkokios tai paslaugos ir turi atsirasti žmonės, kurie tą paslaugą galėtų suteikti profesionaliai. Tai va čia mes esam ta visuomenė, kuri turėtumėm suteikti tą paslaugą, bet turi atsirasti, taip sakant, bendrai visuomeniai norai, kad mūsų tų paslaugų norėtų. Tai vat pirmiausia toks tiesiog pamąstymas, reiškia, kaip apskritai verslas vystosi, tai reiškia, kai yra darbų poreikis ir aišku darbas tas turi teikti naudą būtinai, yra mokančių atlikti ir kai dirbti netrukdoma, nes susidurėm taip pat versle su tuo tokiu momentu, kad kai kokio darbo gal ir norėtumėm, arba ir visuomenė norėtų, bet yra tam tikri trukdžiai ir tiesiog jų tų darbų neįmanoma padaryti. Tai dabar, jeigu tai vat, neina kažkodėl tai. Ne. Vėl. Va. Jeigu taip žiūrint, apskritai, kas naudinga geologiniai bendruomeniai, tai, kaip sakant, net pasižiūrėjau apskritai, kaip ta nauda aprašoma žodyne, tai kas vertinga, geroji, palankus rezultatas. Aišku, verslo tokio nemąstančio, aš tai parašiau nemąstančio verslo logika, tai yra pagrindinis dalykas, tai yra pelnas. Jeigu reiškia duoda pelną, tai tada ir gera veikla. Bet pagal mąstantį verslą, tai vis tiek turėtų šiek tiek kitaip būti ir tai yra užsakymų, užimtumas, naujo darbos vietos, profesinis tobulėjimas, kuris, taip sakant, suteikia paskui galimybę toliau veikti. Mokesčiai biudžetą, čia mes visi, taip sakant, vis tiek kiekvienas turim būti tam tikrą dalimi patriotas ir turim savo veiklą kažką tai palaikyti ir kitus. Investicijos, socialiniai projektai. Dabar ir labai svarbus dalykas tai yra darbuotojo pačio supratimas, tai kas tas yra, tai kad mėgstamas darbas, galimybė ten tobulėti, pajamos įgalinčios normaliai gyventi. Kitą kartą gal tiesiog išeiti į darbą, reiškia, ir tame darbe dirbti. Kai žmogus imasi darbo, kai, reiškia, nori pavalgyti, siekia naudos, vėl nori tai ką padaryti ir panašiai. Atsiranda įkvėpimas. Dabar kas yra apskritai ta geologinė rinka tokia? Jeigu tai pasižiūrėjus, kokios tos sritys yra, tai visų pirma, aišku, mes kažkaip siejam tą savo veiklą su žemės gelmių naudojimu, su ištekliais. Ir jeigu tai pasižiūrėtumėm, jeigu norim išteklių, jeigu visuomenė nori išteklių, tai kokias čia mūsų indėlis gali būti. Tai aišku, pirmiausia tyrimai. Geologiniai tyrimai, kada padarom kažkokius tai jau randam išteklius, juos reiktų jau imtis eksploatuoti, reikia tam tikrų projektų, tai yra visa procedūra. Mes taip pat čia veikiam mūsų visuomenė, sakykime, mūsų profesija, kada eksploatuojamas ištekliai, vėlgi reikia tam tikros priežiūros, tai yra monitoringas, įvairūs kiti dalykai, reiškia, vėl čia geologija reikalinga, ypač jeigu tai atliekami kokie tai, sakykime, kietų naudingų iškasenų, ten, pavyzdžiui, kaip ir smėlis, žvyras ten, arba kad ir Šiaurės Lietuvoje ten klintys, būtinai turi būti, reiškia, ir įvairūs dalykai, tokie veiksmai, kurie užtikrintų saugią eksploataciją, tai yra
žeminis paprastai pas mus būna susiję visą laiką su karjerų eksploatacija su vandens lygio žeminimu, reiškia, čia atsiranda geologinė, hidrogeologinė veikla ir kiti. Dabar kita labai svarbi sritis tai yra statybos. Tai va, jeigu pasižiūrėtume vėlgi, kas tas yra statybos, tai kaip matote, inžineriniai geologiniai tyrimai jau yra pirmoje vietoje. Reiškia, apsitai, jeigu taip pažiūrėtume per visą šitas schemą, tai jeigu statybos išnyktų, tai inžineriniai geologiniai tyrimai taip pat išnyksta. Jų daugiau niekur niekam nereikia iš principo. Ir mes esame jau susidūrę savo gyvenime su ta situacija, kuomet vyresni pamena, kuomet Lietuvos nepriklausomybės pradžiai tos statybos apskritai visos sustojo ir ta visa bendruomenė, inžinerinių geologinių tyrinėjimų bendruomenė, visi tie institutai, kurie buvo sukurti ir kurie dirbo, faktiškai visi stojo ir tie žmonės turėjo kažkur tai eiti kitur arba apskritai mesti tą geologiją. Tai va čia šita statybų, sakykime, sritis, tai mūsų inžinerijos geologijos bendruomeniai yra labai svarbi. Nors atsimenu, kai mes mokėmės dar kaip studentai, tai gerbiamas amžinatilsį profesorius Dundulis sakydavo, inžinerija geologija ir hidrogeologija visą laiką reikalinga bus žmonėms ir jūs visą laiką būsit reikalingi. Bet jau per mūsų tą gyvenimo etapą buvo tokie momentai, kada tikrai tam tikras sritis tampa nereikalinga. Bet čia vėlgi gyvenimas pasisuka ir viskas atsitvarko. Dar ekogeologiniai tyrimai, vėlgi statybos metu, čia aišku susiję dar šiek tiek su kitais dalykais, tai yra su teisės aktais, bet jau šiandien tokia sistema yra, kad teisės aktai reikalauja tam tikrose vietose, jeigu tu atliksi kažkokius tai statybinius veiksmus, ruošiesi planuoti, kažką daryti, tai tu būtinai turi atlikti ir to žemės kokybės tyrimą. Žemės, aš turiu omeny bendrąja prasme, tai yra ir grunto, ir požeminio vandens. Tai ir jeigu tie tyrimai rodo, kad yra užteršta teritorija, reikia imtis tolimesnių veiksmų, tai užterštų teritorijų tvarkymas, valymas. Vėlgi čia yra be geologų šita veikla yra faktiškai negalima. Kitas sritis vėlgi su tom pačiom statybom susijusi, tai yra vandens gavyba, vandens gręžiniai. Vėlgi pas mus yra labai šitas aktualus dalykas. Vėlgi ten kiti tokie inžinieriai dalykai, kaip sausinimai panašiai. Dabar dar vienas sritis tokia yra kaip potencialiai taršios gamybos priežiūra. Tai yra pas mus, aišku, gal kas dirba toj srity, tai vis tiek žino, daugiau mažiau įsivaizduoja, kad yra nustatyta ūkinės veiklos objektai, kurie veikdami privalo pateikti apie save duomenis, ar jie neveikia blogų, taip sakant, neteršia aplinkos. Tai aš kaip pasakau ten kitiems žmonėms, kurie neturi tokios sąsajų su geologija, sakau, jūs įsivaizduojat, kad atvažiuoti į degalinę, įsipilti kuro ir jūs žinot, kad ten, pavyzdžiui, toj degalinėje yra kažkur tai atlikti tyrimai, įrengti tam tikri gręžiniai, stebimas požeminis vanduo, ar ten ta degalinė teršiama ar neteršiama. Ir čia yra būtent geologų veikla. Tai aišku, tai priklauso dar ir nuo to, ar valstybėje veikia tam tikra teisinė bazė, kad tą veiklą išreikalautų, kad jinai tokia veikla būtų. Bet pas mus jau šiaip jau pavyko tai padaryti ir tai pavyko padaryti dar nepriklausomybės iki pradžioje. Čia vandens kokybės ir panašiai. Užterštos aplinkos švarinimas, jau ką aš minėjau, tai vėlgi čia yra labai svarbus momentas, toks ir svarbis sritis. Ir jinai, aš manau, kad ateityje bus labai svarbi ir išliks, nes vis tik, kaip ir jaučiat, matot, reiškiasi, apskritai pasaulyje, visuomenėje visur yra šnekama apie tai, o mes esame išskirtinė, sakykim, taip, šalis, kraštas, kur mes naudojame požeminį vandenį tik iš žemės savo buities reikmėms, gerimo reikmėms, reiškia, tas vanduo iš esmės turi atitikti tam tikrus reikalavimus, griežtus reikalavimus, kokybės reikalavimus. Ir
kadangi vanduo ne gruntas, taip sakant, jis yra judantis, jis gali būti užteršiamas ir gali, taip sakant, susigadinti tie ištekliai ir žmogus, visuomenė, sakykim, gali juos prarasti. Tai jų praradimas Lietuvai tai būtų didžiulė bėda. Tai va čia yra jau ir nuspręsta ir sugalvota, kad turi būti, reiškia, tam tikros priemonės, kad tas vanduo požeminis išliktų švarus ir ateities kartoms. Tai turi būti ir tam vykdomas tam tikras monitoringas ir užterštų teritorijų ne tik tai, sakykime, tyrimai, bet ir tų teritorijų, kurios matosi, kad gali grėsti tai aplinkai, jų išvarinimas. Tokių teritorijų pas mus yra dar labai daug. Geologinių paslaugų eksportas. Toksai, sakyčiau, tokias rytis, į kurią mums taip pat ateityje reiktų žiūrėti, nes ir savo, aišku, turim turėti tam tikras kompetencijas, bet čia, sakyčiau, mums būtų tokia kryptis, gal dar pasakysiu, bet iš karto galiu užbėgdamas už akių pasakyti, kad per tokius tarptautinius projektus, kas čia ir jau mokslininkas, sakykim, prisideda, bet yra ir Europos komisijos skelbiami tam tikri konkursai, reiškia, projektai, kur galima dalyvauti, mes kaip protai esam dalyvavę ten ir tai iš tikrųjų yra gera patirtis tokiuose projektuose dirbti. Tai, o paskui jau, kada tu dirbi tam tikrose šalyse, sakykim, su tais tokiais finansuojamas iš šalies projektais, tada jau tose šalyse tu gali taip pat gauti užsakymų, kad jau tas paslaugas, ypač, pavyzdžiui, užterštumo, kaip mes, sakykim, Kuveite esam susidūrę, tai jau galima tas paslaugas, taip sakant, gauti iš vietinių užsakovų. Nu, bet čia jau, aišku, kompetencijos ir visą kitą, tai čia yra turi būti jau griežtas. Čia va dabar trupučiuką dar, kas čia mūsų apsitai, kaip šitos įmonės, nes įmonių kūrimasis tai priklauso, nu, taip sakant, tas paslaugų sfera ir jų poreikis priklauso ir lemia ir pačių įmonių kūrimasi. Va čia aš tiesiog tokius turiu duomenis, kaip kūrėsi įmonės. Tai kaip matot, nuo 2005 metų jų buvo labai gausiai pradėjo kurtis, reiškia, aš turiu, čia yra leidimai tirti žemės gelmes. Tuos leidimus tirti žemės gelmes turi įvairios, kai kurios įmonės, kurios visiškai su geologija labai mažai dalykų turi, bet vis tiek savo, sakykime, kažkoks tai skirelis ar kažkas atlieka tam tikros tyrimus. Tai va, kai matot, šiek tiek paskutiniu metu sumažėjo, nes čia buvo šiek tiek tokia pertvarka tų leidimų išdavimo tvarkos. Ten buvo anksčiau išduodami leidimai atskirai dar gręžėjams, dabar jau ten šitas dalykas panaikintas keli metai ir gręžėjai turi turėti leidimą tirti požeminį vandenį. Tai šiek tiek gal ir dėl to šiek tiek sumažėjo, bet kaip mato dabar yra šių metų paskutiniai duomenys, tai yra apie 100 leidimų išduota ir čia kas darosi, kad atsiranda jau tokios mažosios bendrijos, kurių anksčiau nebuvo, ir atsiranda pavieniai privatūs asmenys ir 3 mokslo įstaigos, bet vis tik daugiausiai leidimų turi, taip sakant, uždarosios akcinės bendrovės. Man tiesiog šiek tiek norėtųsi padėkoti, kad ir leidimą įsiimtų ir Vilniaus universitetas, nes ten Gedimino technikos universitetas turi, o Vilniaus universitetas ar jau turi? Jau turi, bet kažkaip tai nemačiau Vilniaus universiteto. Tai dabar čia įdomu, kad tai, kad, aišku, visas įmonės tenais, kiek tos įmonės uždirba, čia dabar sunku pasakyti, aišku, nors rekvizitai yra ir aš tiesiog per rekvizitus pasidomėjau, turiu ten tų duomenų, bet ten apibendrinti ten ganėtinai sunku. Tai čia geologijos įmonių asociacijos įmonės, kiek maždaug uždirba per metus, koks jų yra, kiek sumoka mokesčių, kaip matot, nėra čia tokie labai dideli mūsų pinigai, bet ir uždirba pelno apie 1 milijoną. Jūs sakote, akiračiai visiškai sausi. Tai iš to pelno, tai vis tiek iš to milijono tikrai galėtų būti ten keletas tūkstančių. Tai va čia
čia šitą turbūt, reikia kažkaip tai šnekėti su tom įmonėm, nes turi tos įmonės pelno ten visai nemažai. Dabar kokia tai čia yra įmonių veiklos rūšių dinamika, kaip matot, reiškiasi. Tai aišku, daugiausia tai yra vandens su vandens gręžiniais, kas užsiiminėja geologiniai tyrimai, čia yra, reiškiasi, tie leidimai, kaip yra. Ir čia turiu tokius duomenis nuo 2005 metų, kada kūrėm tą asociaciją, tada labai atidžiai ten tos tokius tyrimus darėm, reiškiasi, 5 metais, paskui 13, 18 metais. Dabar tiesa, tokių detalių tyrimų negaliu, bet yra tokių oficialų duomenys išleidys. Tai kaip ir atrodo tas įmonių kūrimasis rodo, kad tas poreikis geologinių paslaugų lyg tai ir yra. Bet čia reikia pasakyti tai, kad tos įmonės smulkėja. Ir tai ne visiškai rodo tos geologinės, reiškiasi, paslaugos poreikio. Čia jeigu taip žiūrėti, apskritai kaip čia geologų ištekliai yra, tai bendrai tai 2005 metų iki 13-18 metais tai dariau labai detalius tyrimus, apklausas kiekvienos firmos, reiškiasi, ir tai yra tos įmonės, kuri turėjo leidimus. Ir kaip matot, 2005 metais Lietuvoje dirbo 278 geologai su aukštuoju išsilavinimu. 18 188, dabar apie 300 maždaug dirba žmonių. Taip, kad tas kiekis tikrai nėra labai. Ir jis, kaip matot, nelabai čia ir keičiasi. Vienu metu ten buvo prieš 10 metų toks lyg tai padidėjimas, bet nors ir tų įmonių, kaip matot, reiškia, pačių padidėjo, bet jau pačių žmonių, diplomuotų geologų, to poreikio kaip ir tam tikrose srityse jo išaugo, bet kitose srityse jo liko mažiau. Ateityje matyt toks poreikis vis tik, mano matymu, tai toks maždaug poreikis geologų ir išliks. Ir mes čia dar su universitetu, kai šnekėtum, kad maždaug apie 5-7 geologai Lietuvoje turėtų kiekvienais metais ateiti į geologinę rinką, reiškia. Tai kad tas kiekis maždaug išliktų. Tai dabar kitą kartą geologų baigia ir daugiau, bet kad jie pakliūtų tą geologinę rinką, tai čia turbūt visi suprantam, kad ne visi tenais nueina į tą geologinę rinką jau. Taip, kad tam tikras, sakykime, deficitas tam tikras yra. Tam tikras deficitas ir ypač tam tikrose srityse. Čia kas įdomiausia, apie tą naudą ir apie tą paklausą. Tai ar patrauklu dirbti geologijos srityje? Tai čia kažkokius suvedžiau duomenis. Kad mėnesinis bruto darbo užmokestis geologinėse įmonėse 2004 metų paskutiniais mėnesiais, bet jie yra oficialūs, čia aš niekur neminėsiu jokios įmonės, bet tik tai tos duomenys, kurios teikia rekvizitai oficialiai. Tai geologijos įmonių asociacijos įmonėse vidutinis darbo užmokestis yra bruto, tai yra prieš mokesčius, pabrėžiu, prieš mokesčius, nuo 733 iki beveik 3000. Tai matot, didžiulis skirtumas. Vidutinis uždarbis maždaug apie 2000. Dabar tyrimus atliekančiose įmonėse čia yra įsiskiria. Tyrimus atliekančiose įmonėse vidutinis darbo užmokestis yra nuo 1500 iki 3000 bruto. O jau vandens gręžinių gręžimo įmonės jau nuo 400, nepilnai 500. Nepilnai 500. Ir dabar jeigu taip žiūrėt geologijos įmonėse ir iš tų gręžikų, tai vėlgi įmonėse, geologijos įmonių asociacijos įmonės jau yra tokios šiek tiek, taip sakant, daugiau mokančios, o jau kitos įmonėse, kaip matote, ten tų atlyginimų yra labai mažai. Ir ypač čia tas didesnis atlyginimas yra vienoje kitoje.
o šiaip jau daugelį tai yra ten iki 1000, apie 1000. Ir mes asociacijoje šnekam apie tas priežastis ir suprantam, kame čia reikalas. Čia tikrai niekur jūs, to įmonė, kuri uždirba, rodo, kad ten yra 500 atlyginimas, ir tikrai niekas taip nedirbo už tos 500 eurų. Jis ten tą gauna į rankas maždaug tiek pat, kiek ir kitur, kitose įmonėse. Taip dabar realiai, sakykime, lauko darbuotojų arba, kad ir geologų ten atlyginimai yra maždaug kažkur tai, sakykime, vidurkiškai apie 1400–1500 į rankas, kaip maždaug reiškia, tai už tokį atlyginimą ateina dirbti, tai čia apie 1000 eurų, kai kurios įmonės, sakykime, žmonės gauna tiesiai juodai, mes sakom juodai, ir mes asociacijoje tą keliam klausimą, kaip čia daryti, nes tai iškraipo pačią konkurenciją geologijos srityje, reiškia, nes tas, kas dirba ir ima pinigus va taip juodai, jis gali, aišku, nemokėti PVM, visą kitą, reiškia, ir panašiai, taip kad čia, žinot, šitie dalykai yra labai, labai svarbus, nes ten, kaip ir rodžiau, kiek mokesčių sumokam ten, tai vienos įmonės sumoka ten gana didelę savo dalį, nes maždaug apie trečdalis faktiškai pajamų visą laiką įmonė turi sumokėti mokesčių, o kitos yra, pavyzdžiui, aš net nustebau, viena tokia labai įmonė, kuri viena iš didžiausių, tai pažiūrėjau mokesčių, kiek sumokėjo mokesčių 0. Pajamos ten 7 milijonai, mokesčių 0. Bent tai rodo rekvizitai, tai čia įdomus dalykai tokie yra, bet va tokia situacija yra. Ir čia matot, kaip augimas va tas, sakykime, kiek čia tų įmonių, kaip va anksčiau prieš 5 metus, kaip buvo, jis panašiai įsidėsto ir dabar. Tai, tų, sakykime, pakankamai tuos atlyginimus mokančios, viešai rodančios, tai čia yra labai nedidelė dalis. Yra didelė problema ir tiesiog mes ir galvom, kaip čia ją spręsti, kažkaip lyg tai skųsti ten nesinori, bet sakom, tai, taigi rekvizitos yra, gali mokesčių inspekcija pasižiūrėti irgi viską matys, ką čia šnekėti, čia, bet kaip mato, taip nevyksta. Geologinės rinkos plėtros keliai, tai va, iš principo, čia tas rytis, kaip ir šnekėjau, šitas žalios, tai čia tokios pažymėjau, kad, kur, sakykime, kaip ir reikalingos visiems tokios būtinosios, reiškiasi, būtiniai poreikiai. Ten nori valgyti, nori gerti, reikia tau vandens, visą kitą. Bet yra tokios rytis, kur reikia įtikinti visuomenę. Tai šitą, ypač va tokie dalykai, kaip užterštos aplinkos švarinimas, ypač ten, tai tikrai yra tokie dalykai, kur tik priklauso nuo teisės bazės, reiškia pačios. Jeigu mes turim teisės aktus, kurie priverčia tai daryti, tai tada taip, jeigu ne, tai tada tokie dalykai nevyksta. Ir šitas ypač labai svarbu, kad mes teisinę bazę ateityje tobulintumėm ir kad įdėtumėm šitus tada ir kad geologiniai, kad būtų ir žmonės, kurie tai galėtų atlikti, kad nevažiuotų iš užsienio žmonės kažkokį tai atlikti. Ir kad būtų užtikrintas, taip sakant, to proceso eiga ir tie paslaugų teikėjai, paslaugų gavėjai būtų tuo dalyku patenkinti. Nes čia labai momentas svarbus, jeigu ten iškyla kokie tai, taip sakant, nesutarimai ar kokybės klausimai, tai tada tos paslaugos paprastai vėlgi pradeda nykti. Tai va, tai tokie dalykai, čia aišku, dar galima būtų daug šnekėti apie tos visokius dalykus, bet aš tik noriu atkreipti dėmesį, kad tas geologinių paslaugų aktualizavimas tai yra vienas iš svarbiausių dalykų ir čia turėtų apspręsti visą mūsų bendruomenę. Ir mes daug šnekam apie tai, jau seniai šnekėjom apie tai, kad mums reikia susidėti kažkaip tai mokslo, gamybą ir administravimą į vieną vietą ir kažkaip tai turėti tam tikrą geologų komitetą, net mes va čia išnekėm dabar, kai iškilo čia tie klausimai tarptautinio, reiškia, atstovavimo, tai vis tik reiktų tokio, sakykime, geologų sambūrio, kuris patvirtintų, jog tokių paslaugų reikia.
Ir kada eina gamybininkai, ten, sakykim, savo tas paslaugas aiškina, kad reikia tokių paslaugų, tai ten tos institucijos, sakykim, kitą kartą jos mato, kad čia jie, nu, sakykim, gamybininkai nori užsidirbti, šitų paslaugų kaip ir nereikia. Bet jeigu tai ir mokslas patvirtina tuos dalykus, tada jau yra visai kitas požiūris ir kitoks priėjimas prie to. Tai va, tokie dalykai, kad, matot, tos paslaugos iš tikrųjų čia apie jas daug galima bus šnekėti, bet aš manau, kad jos išliks vis tiek toj pačioj krypty, bet reikia mums ypatingai atkreipti dėmesį ateityje į tavo bendruomenės tokį bendrą konsolidavimas ir tų paslaugų suformulavimą, reiškia, kad visuomeniai, kad jų tokių reikia, nes ne viską žmonės, kai sakau, kai kurias paslaugas tiesiog pati visuomenė dėl savo tokio gyvybinio poreikio reikalauja, o kitos paslaugos reikalinga, kad mes kaip profesionalai įrodytumėm, jog reikia. Vieną atkreipiu dėmesį, kaip hidrogeologas, aš jau ne kartą tai pažymėjau. Žalioji, taip sakant, energetika. Ėjimas į požeminį vandenį, į požeminius sluoksnius su geoterminiais gręžiniais. Mes kaip hidrogeologai sakom, prisidirbsime, nes su tais gręžiniais pasiekiam mineralizuoto vandens sluoksnius, juos pakeliam į gėlo vandens sluoksnius ir sūdom gėlo vandens sluoksnius. Šiandien ir Vilniuje aš galiu parodyti, pasakyti jums, kur yra nusūdyta, reiškia, ir ateityje bus susūdoma. Taip, kad va šitus dalykus, niekas jų šitų dalykų nežino, nesupranta, mūsų žmonės, specialistai šitus dalykus turi visuomenė išaiškinti. Tai va, čia tokių yra palinkėjimų, kaip matot, ir tada ačiū už dėmesį. Dabar tiesa dar... Aha.